dirbtinis intelektas gal jis ir turi tas technologinės smegenis, bet jis neturi realių žmogaus mąstymo sugebėjimų. Programų sistemos yra viena populiariausia bei plačiausia informatikos fakulteto siūlomų programų, kurioje galima įgauti daug įvairių žinių ties įvairiomis programavimo kalbomis ar aplamai sistemų kūrimu. Kadangi šiais laikais yra labai daug dirbtinio intelekto įrankių, su kuriais galima dirbti, tačiau programuotojai vis tiek turi labai svarbų aspektą šioje srityje, kadangi jie ir sukūrė tą patį dirbtinį intelektą, jį išmokė ir vis dar iki šiol tobulina, ir tai leis tam pačiam dirbtiniam intelektui dar apriepti daugiau technologijų bei tobulinti mūsų kasdienybę. Tai tikrai nemanau, kad programuotojai dings po kažkurio laiko, jų reikės dar daugiau, nes tos pačios technologijos vystysis ir reikės daugiau specialistų, kurie tai išmano. Programų sistemos yra programa, kuri išugdo programuotojus rašyti kodą įvairiomis kalbomis, tai tik per praktinės žinias mes ir galime tai išsiugdyti ar dar net labiau suprasti. Tai studijų metu tikrai yra labai daug, aišku, tiek teorinių žinių, bet viskas eina per praktiką, nes jeigu neturėsim praktikos, tai negalėsim jos pritaikyti realiame gyvenime. Mūsų studijos vien per praktinius užsiėmimus ir išugdo tokius specialistus, kurie jau nuo ankstyvų metų gali pritaikyti tai darbo rinkoje. Todėl, jei esi žmogus, kuris nori tapti aukšto lygio programuotoju, tikrai rinkis programų sistemas.